Lietuvių liaudies pasaka, kaip kvailys raganas iškepė. Gyveno 3 broliai, 2 išmintingi, 3 kvailas. Tėvas mirdamas paliko vienam sūnui šunį, kitam katę, o mažajam kvailiui kūlę. Vyresnieji broliai pardavė šunį ir katę ir gavo daug pinigų. Kvailys kūlės nepardavė ir vis sakė: man pravers. Po kiek laiko visi 3 broliai išėjo iš namų. Eina ir pamatė trobelę. Aplink trobelę buvo daržas, ropių prisodintas. Išmintingieji broliai siunčia kvailąjį ropių parauti. Kvailys įšoko į daržą, rauna ropes ir meta krūvon. Rauna ir meta. Broliai išsigandę pradėjo ant jo rėkti: eikš greičiau, dar tu čia bėdą mums užtrauksi. Aš tas raunu kur raudonus, atsakė kvailys ir vėl rauna ropes ir meta. Tuo tarpu iš trobelės iššoko laumė ragana. Sugavo visus 3 brolius ir uždarė į pakrosnį. Ta laumė buvo vyresnioji duktė senės laumės raganos. Kitos 2 dukterys su močia buvo išskridusios vakaruoti. Palūkėjus truputį pakilo audra, vėjas. Atskrido atūžė laumė ragana. Žiūrėk, mama, suriko duktė. Sugavau 3 meitelius, bus mėsos. O kurgi, paklausė ragana. Uždariau į pakrosnį. Laumė ragana liepė dukteriai iškepti vieną brolį ir vėl išskrido. Vyresnioji laumyčia atidarė pakrosnį ir meiliu laibu balseliu paklausė: ar esat bent vienas broliukai? Esam, atsakė kvailys. Broliai išsigandę liepė kvailiui tylėti, o tas neklauso ir dar kartą suriko: esam. Laumė sako: išlyskit bent vienas broliukai. Lystu, kvailys, sako broliai, ir įstūmė kvailai. Laumyčia nuprausė kvailį geldą, įsodino į gražų vežimėlį ant prieždos ir sako: atsigulk, broliuk, aš tave pavažinėsiu. Kvailys, nors ir kvailas, suprato, kad laumyčia nori jį pastumti su vežimėliu į krosnį ir iškepti. Jis gulas visaip, tai skersai vežimėlio, tai kreivai ir vis sako, kad aš panyt nemoku. Tada laumyčia pati atsigulė į vežimėlį ir sako: va šitaip. Kvailys ėmė ir pastūmė ją krosnį. Pats vėl palindo į pakrosnį. Auštant parskrido laumė ragana su dukterimis. Atsidaro krosnį, išsitraukė laumyčia, nepažinus ją suėdė ir išskrido žmonių gaudyti. Išskrisdama paliko vidutinę dukterį ir liepė jai iškepti kitą brolį. Ir šitai taip pat atsitiko. Močia parskrido ir suėdė antrąją savo dukterį. Ėsdama senė ragana manė, kad abi vyresniosios dukterys išskrido kur vakaruoti arba žmonių gaudyti. 3 dieną liko namie šeimininkauti jaunoji duktė. Laumė liepė jai iškepti 3 brolį ir išskrido. Išlyskit bent vienas, broliukai, prakalbėjo jaunoji laumyčia laibo balseliu. Ir vėl broliai išstūmė kvailį. Kvailys gulė skersai vežimėlio ir vis sakė, kad aš panyt kitaip nemoku. Laumyčia norėjo parodyti kvailiui, kaip reikia atsigulti į vežimėlį ir pati atsigulė. Kvailys pastūmė vežimėlį į krosnį, o pats vėl palindo į pakrosnį. Parskrido laumė ragana ir suėdė paskutinę dukterį. Baigiant valgyti, kažin kas sublizgėjo. Laumė pažino jaunėlės dukters žiedelį ir pradėjo raudoti. Tai aš visas savo dukteris suėdžiau. Aš jiems parodysiu, išnaikinsiu visus, kad jų veislės nebeliktų. Jie atidarė pakrosnį ir tarė laibo balseliu: ar esat čia bent vienas, broliukai? Kvailys atsiliepė: esam, ką veiksim nebuvę. Išlyskit bent vienas, broliukai. Ogi įsitrauk, kad nori, atsiliepė kvailys. Laumė ir lenda, kiša galvą į pakrosnį. Kvailys kadavė jai kūlę per galvą ir užmušė. Dabar broliai
išlindo iš pakrosnių ir keliauja toliau. Kvailys pasiėmė negyvą laumę ir gražią su varpeliais prijuostę. Broliai liepė jam palikti. Sako, dar reikės už tai atsakyti. Bet kvailys neklausyti nenorėjo. Broliai eina ir eina. Užėjo naktis. Jie įlipo miške į medį, kad pernakvoti. Naktį atvažiavo žmogžudžiai puikiais arkliais, gražiomis karietomis, apsitaisė brangiais rūbais. Sustojo po tuo medžiu, kur sėdėjo įlipę broliai, ir susikūrė ugnį. Virėjas prikaitė katilėlį ir verda košę. Kvailys suskambino su prijuoste, broliai liepė jam nutilti, bet jis dar labiau ėmė skambinti ir numetė laumę. Žmogžudžiai išsigandę leidosi bėgti. Virėjas pagailėjo košės ir sugrįžo atgal. Prie košės pamatė kvailį. Šis sako, ar gardi tavo košė? Dar neragavau, atsakė virėjas. Tai išsižiok, duosiu paragauti. Virėjas išsižiojo, kvailys ėmė ir nupjovė jam liežuvį. Virėjas balbatuodamas, kad ims bėgti, žmogžudžiai dar labiau išsigando ir pradėjo dar greičiau bėgti. Tada kvailys iššaukė kitus brolius iš medžių, jie suėmė visus arklius, karietas, pinigus, kuriuos žmogžudžiai buvo palikę, parvažiavo namo ir laimingai gyveno.